Laidą remia Fakto Auto, naujausi Hyundai crossoveriai, įvairūs modeliai kiekvieno skoniui. Laidą pristato Hado Red Boost, tepalai jūsų automobiliui. Labas rytas, autopiloto žiūrovai. Kadangi šiandien yra paskutinis kovo mėnesio šeštadienis, tai laidą pradedame su automobilių palyginimo rubrika, kurioje turime 2 šeimyninius crossoverius. Jeigu ieškote vieno tokių, kuris turėtų pakankamai galingą, bet ekonomišką dyzelinį variklį ir visų varančiųjų ratų pavarą, tai vienas pirmųjų jūsų pasirinkimų galėtų būti štai toks antrosios kartos Volkswagen Tiguan. Tačiau yra ir alternatyvų. Ir viena jų galėtų būti trečiosios kartos Nissan X-Trail. Šiuo atveju Nissan yra truputėlį naujesnis ir pigesnis. Todėl šiuos automobilius palyginkime tarpusavyje ir pasikalbėkime apie tai, ar verta investuoti truputėlį daugiau į Volkswageną, o galbūt Nissanas pigesnis, nebe priežasties. Antros kartos Volkswagen Tiguan debiutavo 2016 ir gamintas iki 2023. Nissan X-Trail debiutavo truputį anksčiau, 2013, o gamyba sustabdyta 2021. Abu šie modeliai priskiriami kompaktinės klasės crossoverių klasiai, tačiau X-Trail yra didesnis ir gali turėti 5 arba 7 sėdimas vietas. Tuo metu Tiguan gali būti tik 5 vietis, o jei norite 2 papildomų sėdinių, teks ieškoti didesnio Tiguan Allspace modelio. Šiandien lyginame įprastą 5-vietį Tiguan ir 5 žmonės talpinantį X-Trail. Pastarasis yra pastebimai didesnis. X-Trail ilgis siekia 4,69 m, aukštis lygiai 1,70 m, o plotis 1,82 cm. Tiguan trumpesnis 20 cm, 4,49 m, taip pat jis 3 cm žemesnis, bet 2 cm platesnis. Tačiau kaip šie skaičiai atsispindi šių crossoverių praktiškume ir patogume? Kalbant apie šeimyninius crossoverius, žinoma, vienas svarbiausių dalykų yra bagažinės tūris. Šiuo atveju antrosios kartos Volkswagen Tiguan siūlo iš tikrųjų pakankamai talpią bagažinę. Jos tūris yra 615 litrų, forma yra labai patogi, tačiau yra vienas minusas, pakankamai aukštas bagažinės kraštas, taip kad jeigu norėsite išimti sunkesnius krovinius, tai reikės palenkti nugarą. Tuo metu Nissan X-Trail gali truputėlį nuvilti, nes šio crossoverio bagažinės tūris yra 550 litrų. Tačiau yra kitų privalumų. Štai pavyzdžiui, jeigu norite pasidėti smulkesnius daiktus, kad jie nesivoliotų po bagažinę, tai tam yra dvigubos grindys ir štai toks skyrius čia. Taip pat iš šio automobilio bus patogiau išimti sunkius krovinius, nes jis turi visiškai lygias grindis ir lygų bagažinės kraštą. Dar vienas labai svarbus dalykas, kalbant apie šeimyninius crossoverius, tai yra tai, kiek jie siūlo vietos sėdintiems gale ir ar čia yra pakankamai patogu. Tai dabar sėdu į Tiguaną. Vairuotojo sėdynė sureguliuota pagal operatorių, jis yra truputėlį aukštesnis, bet aš jokių problemų turiu pakankamai vietos kojoms, taip pat yra pakankamai maloni staigmena, kad yra atlenkiamas staliukas. Tai jeigu norime paužkandžiauti ar kažką pasidėti, tai yra pakankamai patogi vieta tam. Tačiau kas truputėlį nepatinka, tai ganėtinai siaura durų anga, taip kad aukštesniems arba stambesniems žmonėms čia įlipti ir išlipti gali būti netaip labai ir patogu. Dabar keliaujame, pasižiūrėkime, kokia situacija Nissan X-Trail'e. Dabar sėdu į X-Trail'ą ir iš karto galiu pastebėti 2 dalykus. Pirmasis, tai kad durys atrodo atsidaro truputėlį plačiau negu Tiguane. Įsėdimo anga taip pat yra platesnė ir sėdžiu čia aukščiau. Galinė sėdynė sumontuota gerokai aukščiau negu priekinės, todėl tie, kurie nori matyti vaizdą geriau, turėtų būti patenkinti tokiu sprendimu. Priekinė sėdynė ir šiame automobilyje sureguliuota pagal operatoriaus pageidavimus ir čia turiu dar truputėlį daugiau vietos negu Volkswagen'e, tačiau neturiu staliuko. Apskritai X-Trail siūlo daugiau komforto nei Tiguan, kalbant ne tik apie erdvę viduje, tačiau ir sėdynės, bet dėl aukštesnės Nissan galinės sėdynės pozicijos, pavyzdžiui, įlipti mažesniems vaikams gali būti kiek sudėtingiau.
Kalbant apie interjero kokybę, Tiguan turi daugiau iš kieto plastiko pagamintų elementų, todėl šiuo atžvilgiu X-Trail kiek jaukesnis, tačiau vokiškas crossoveris pasižymi geresniu surinkimu bei mažesniu nusidėvėjimo lygiu. Didesnę ridą turintys Nissanai gali pademonstruoti vieną kitą kiek apsitrynusį mygtuką bei pažeistą dažytą ar chromu padengtą elementą, Volkswagen šiuo atžvilgiu kiek atsparesnis. Taip pat Tiguan siūlo daugiau technologijų ir geresnę ergonomiką. Pavyzdžiui, prie multimedijos sistemos galite prijungti išmanųjį telefoną ir naudotis Android Auto ar Apple CarPlay sąsajomis, taip pat galima rasti modelių su skaitmeniniu prietaisų skydeliu. X-Trail tokių privalumų neturi nepriklausomai nuo automobilio gamybos metų. Dabar truputėlį plačiau pasikalbėkime apie tai, kas varo šios automobilius. Tai po Nissano variklio dangčių yra 1,7 litro turbo dizelis, turinti 150 arklio galių ir 340 Nm sukimo momento. Tuo metu Tiguanas yra galingesnis. Po jo variklio dangčių yra 2 litrų dizelinis variklis su turbina, kuris turi 190 arklio galių ir 400 Nm sukimo momentų. Tiguan siūlo ne tik daugiau galios, bet ir visapusiškai geresnį važiavimo balansą. Važiuoklė standesnė, bet dėl to šis crossoveris maloniau valdomas ir geriau reaguoja į vairuotojo komandas. Sklandesnį važiavimą užtikrina ir dvigubos sankabos automatinė greičių dėžė. Tuo metu X-Trail dėl mažesnio variklio galingumo kiek vangesnis, o be pakopė automatinė pavarų dėžė dinamikos pojūtį sumažina dar labiau. Taip pat Nissan važiuoklė minkštesnė, todėl staigesniuose posūkiuose kėbulas kiek svyruoja. Tačiau vairuodami X-Trail turite didesnę laisvę pasirinkti, kaip veiks visų varančių ratų pavara. Įprastai gali būti varomi tik priekiniai ratai, esant poreikiui galima aktyvuoti visus varančius ratus, o norint pravažiuoti sunkiau, įveikiamą ruožą galima jungti blokiruotę. Tiguan visų varančių ratų sistema valdoma elektroniškai ir jos veikimas priklauso nuo pasirinkto važiavimo režimo. Kalbant apie patikimumą, tam tikrų trūkumų turi abu modeliai. X-Trail prietaisų skydelėje gali pasirodyti pranešimai apie ABS ir ESP sistemų gedimą, tačiau dažniausiai problema susijusi su laidais. Jei pastebite klimato kontrolės veikimo sutrikimus, gali tekti keisti sistemos valdymo bloką, o dyzeliniai varikliai gali kelti problemų dėl blogo purkštukų veikimo arba alkūninio velnio padėties daviklio gedimo. Tiguan taip pat gali kelti elektronikos problemų susijusių su multimedijos sistema, kuri gali pradėti strigti, taip pat gali sutrikti start-stop sistemos veikimas, kai užgesinus variklį dėl per mažos akumuliatoriaus įkrovos variklis iš naujo nebepaleidžiamas. Dyzelinių variklių pagrindinė problema užsikimšantys kietųjų dalelių filtrai. Taip pat reikėtų nepamiršti reguliarios dvigubos sankabos automatinės pavarų dėžės priežiūros ir tepalus keisti ne vėliau kaip kas 50-60 tūkstančių kilometrų. Dabar pas laikas pasikalbėti apie pinigus. Pradėsiu nuo Nissano. Šis automobilis pagamintas 2020 metais yra įveikęs 154 tūkstančius kilometrų ir šiuo metu kainuoja 18 850 eurų. Tuo metu Volkswagenas yra 2 metais senesnis, jis pagamintas 2018, tačiau yra įveikęs truputį mažiau, apie 130 tūkstančių kilometrų, o jo kaina yra 21 550 eurų. Jeigu šiuos crossoverius norite apžiūrėti patys, tai juos rasite Polizinginė LT atstovybėje Vilniuje, o jei nuspręsite vieną iš jų įsigyti, tai nemokamai gausite 1 metų garantiją, kurią vėliau galėsite pratęsti dar 1 arba 2 metams. Tokių crossoverių pasirinkimas naudotų automobilių rinkoje labai didelis, tačiau skirtingi modeliai gali pasiūlyti skirtingas savybės. O šiandien aiškiai ir konkrečiai išvadą apie Tiguan ir X-Trail skelbia ekspertas Artūras Dambrauskas. Pradėkime nuo Volkswageno. Volkswagenas turi daugiau technologijų, jis puikiai jaučiasi kelyje, važiuoja minkščiau, tyliau, tačiau šiek tiek brangesnis negu Nissanas. Jeigu norite šiek tiek pigiau nusipirkti ir turėti praktiškai panašų variantą, tada rinkitės Nissaną, jūs turėsite šiek tiek daugiau erdvės jame ir šiek tiek pigesnę kainą.